Šiandien mano meniu yra šviežių kopūstų sriuba. Tai mums reikės šviežio kopūsto, 1 morkos, svogūno galvutės ir 2 bulvių. Jos yra nebūtinos, bet kadangi aš esu bulvių mėgėja, tai aš jas įdėsiu. Tai visas šitas daržovės susipjaustysiu ir į pasūdytą verdantį vandenį tiesiog sudėsiu. Kopūstas. Morka. Aš jas tarkuoju per burokinę tarką dėl to, kad mano vaikystės labai nepatinka, kai būna griežinėliai supjaustyta, tada man ta konsistencija neskani morkų. O taip aš jų nejaučiu ir galiu valgyti. Svogūnas. Bulvytės. Visos daržovės paruoštos ir keliauja į puodą. Puodą tokį nemažą pasiėmiau, kaip sakoma, visam kaimui. O jeigu iš tiesų, tai bent porai dienų, kad sriubytės būtų. Ant nedidelės ugnies verdam. Kai pradeda šviežių kopūstų sriuba virti, aš dar mėgstu berti kvapiųjų piperiukų. Ir 2 buljono kubeliai. Buljonas sudėtas, o dabar bus kitas etapas, kuris dar labiau paskanins mano šviežių kopūstų paprasčiausią sriubytę. O tas etapas yra tai, kad kol verda sriubytė, aš pasiruošiu skrebučius su sūriu, kurie bus pateikiami prie sriubos. Duona. Kartais darau su balta duona, kartais su juoda. Šiandien darau su balta, šiek tiek užtepu sviesto, 2 sūrio gabaliukai. Viskas, nešu šaltą į orkaitę. Šiek tiek sviesto aš įdedu ir į sriubą. Nedaug, kažkur va tiek. Na ir paskutinis akcentas – žalumynai. Juos aš papjaustysiu tiesiog. Ir ant skrebučio bus galima šiek tiek užbarstyti ir įdėti į sriubą. Žalumynai čia tinka visokių. Turit petražolės, krapus, svogūnų laiškus. Viską dėkit. Viskas labai skanu. Gerai, dabar apsitvarkau. Nu ir sunkumas šitos lentelės mano. Mano tėtis man padarius. Jis yra auksinių rankų meistras. Dailidė, kaip sakoma. Aš kadangi niekada nieko nematuoju ir dedu iš akies, tai reikia paragauti, ar visko čia užtenka. Drusko žiupsnelį dar. Bus tobulai skaniai, taip kaip mes valgom su mano dukra. Šiek tiek žalumynų. Viskas. Baigiam. Metas serviruoti. Ir skrebučiai. Tadam! Ant skrebučių dar užsidedam žalumynų. Štai tokia yra mano šviežių kopūstų sriuba. Su pagardinimu tai yra skrebučių su sūriu ir žalumynais. Ir aš įstedu šaukštelį grietinės. Viskas, mes einame valgyti, o jums aš noriu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad žiūrite, už tai, kad sekate, už tai, kad dalinatės ir už tai, kad iš tikrųjų daug kas asmeniškai padėkojat, kad pasidalinu savo kasdieniais ir paprastais, greitais receptais. Pasidalinsiu ir kitą kartą, o dabar skanaus!